Jeigu reikėtų dabar pagalvoti ir atsukti visą laiką atgal, kur buvo geriausi metai ir įdomiausi metai, tai tikrai sakyčiau, kad bakalauro metai. Nes tada esi, kaip pasakyti, kupinas didelių norų, kupinas didelių vilčių ir akis didelis, visko nori ir taip toliau. Ir kartu, kai įstoji į universitetą, sutinki, nežinau, 100 ar 200 tokių pačių žmonių, kurie praktiškai nori to paties, ko nori ir tu. Mano studijų metai tikrai buvo nerealūs ir tikrai, kaip pasakyti, anksčiau dar, kai pradėjau mokytis, tėvai man sakydavo, pamatysi, tie draugai, su kuriuo susirandi studijų metais, išlieka patys artimiausi visą gyvenimą. Nežinau, kaip bus, kaip pasakyti, likusią gyvenimo dalį, bet tikrai galiu pasakyti, kad pagrindiniai draugai, kuriais tikrai galiu tikėti labai ir pasitikėti, yra tikrai būtent iš studijų laikų. Kelintam kurse tu pradėjai galvoti apie profesinę karjerą? Iš tikrųjų, po pat pirmo kurso, nes kaip tik, kai baigėme pirmą kursą, būtent ASM buvo skelbimas, kad Statoilo kompanija ieškojo dviejų žmonių vasaros praktikai. Ir nusprendžiau, kad tikrai būtų gera proga įgyti patirties ir pabandyti dirbti tokioje kompanijoje. Ir tada pirmame kurse aš dirbau, man atrodo, finansų skyriuje. Tada atėjo kita vasara, tada jau pats Statoilas man paskambino ir pakvietė vasaros praktikai, klausdami, ką veiksi vasarą, gal norėtum truputėlį padirbėti. Tai buvo ir trečią vasarą, ir trečią vasarą. Ir tada, kai jau baigiau bakalaurą, iš karto man tada buvo pasiūlytas darbas ir pilna darbo pozicija. Iš pradžių kažkaip tai atrodė, mano parduotas vasaras, kiti atostogauja ar kur nors važinėjo. Aš taip studijų metais nuo pat rugsėjo iki birželio ir Liepos mokydavausi, o paskui nuo birželio ir Liepos iki pat rugsėjo dirbdavau. Tai iš pradžių gal truputėlį būdavo gaila tų vasarų, bet baigusi universitetą tikrai turėjau vienokios ar kitokios to darbo patirties, nes kiekvieną vasarą dirbau vis kitame departamente, tai vieną vasarą finansų, kitą vasarą rinkodaros, kitą vasarą mažmeninės prekybos ir taip toliau. Bet, aišku, labai džiaugiausi, kai gavau pastovų darbą, tik tai baigusiu studijas. Nes tikrai manau, kad galbūt tie studentai, kurie pradeda galvoti 4 kurse arba visiškai baigia universitetą, ką čia daryti, kaip toliau daryti ir taip toliau, yra pakankamai sunku. Nes tikrai darbdaviai bent jau Lietuvoje, jie nori, kad žmonės turėtų kažkokios tos praktikos.